Investavimas yra prieinamas kiekvienam, nepaisant finansinio išsilavinimo, raštingumo, žinių, patirties ir net nepaisant turimų pinigų, nes šiais laikais investuoti galima pradėti vos nuo 14 eurų. Ir šiame video parodysiu elementariausią investavimo strategiją, kurią gali taikyti absoliučiai kiekvienas. Manau, visi esame girdėję šmaikščių bajerių, matę pašaipių rilsų ir panašiai, kokie amerikiečiai yra kvaili. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet ką žinau, tai 62% amerikiečių investuoja akcijų rinkoje. Pas mus tas procentas bent 7 kartus mažesnis. Tai investuoti gali kiekvienas, tam nereikia specialių įgūdžių, daug laiko ar daug pinigų. Ir šiame video apžvelgsime pačią paprasčiausią, elementariausią vieno fondo investavimo strategiją, kaip įveikia, kiek galima uždirbti pinigų naudojant elementariausius ir paprasčiausius investavimo metodus, pademonstruosiu, kaip atrodo investavimo procesas, užtruks mažiau nei minutę, pažiūrėsim vieno fondo investavimo strategijos trūkumus, rizikas ir kaip jų išvengti, bei pasidalinsiu savo asmeninę nuomonę, kas kokias sumas pinigų turėtų investuoti, norint greičiau pasiekti savo finansinių tikslų. Smagu, kad užsukai į kanalą apie finansus, kur ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais išmoks daugiau apie investavimą ir pasisemsi investavimo idėjų. Klausimus rašyk komentaruose, žiūrėk video iki galo ir būsiu labai dėkingas, jeigu už šios apžvalgos paruošimą spragteltum like mygtuką. Ačiū tau! Pradedam nuo esmės, kas yra, kaip veikia vieno fondo investavimo strategija. Vieno fondo investavimo strategija apima pinigų įdėjimą į vieną biržoje prekiavimo fondą, ETF, per kurį investuojama į plačią pasaulio akcijų rinką, į visos ūkio sektoriuose veikiančias kompanijas. Pavyzdžiui, į 1467 geriausiai vertinamas pasaulio kompanijos iš 23 išsivysčiusių valstybių investuojant į iShares MSCI World Index ETF fondą, kuris yra vienas populiariausių ir didžiausių europietiškų fondų prieinamų fiziniams investuotojams. Į fondą galima pradėti investuoti 95 eurais ir 40 centų. Fondas taiko tik 0,2 procentų turto valdymo mokestį, kas reiškia nuo turimo 1000 eurų investicijose per metus nuskaičiuos tik 2 eurus mokesčių. Kadangi fondas valdo virš 73 milijardų eurų, jam užtenka 0,2 procentų mokesčio. Kai investuojame į ETF, iš esmės perkame fondo, kuriame yra diversifikuotas akcijų portfelis, akcijas. Šis diversifikavimas padeda paskirstyti riziką, nes nepasikliaujame vienos įmonės ar sektoriaus veiklos rezultatais. Fondą valdo profesionalai, kurie užtikrina, kad fondas atitiktų tikslinį indeksą, todėl nereikia jaudintis dėl atskirų akcijų pasirinkimo ar portfelio rebalansavimo, tai galvoti, kurias akcijas pirkti, kurias parduoti, visą tai padaro profesionalai. Dabar kokių galima tikėtis rezultatų investuojant ir taikant vieno fondo investavimo strategiją. Pasaulio akcijų fondo indeksas vertinant 10-mečių rezultatus vidutiniškai uždirba 10 procentų per metus, tai jeigu investuoti po 200 eurų kiekvieną mėnesį, štai jokių rezultatų galima tikėti. 10 metais investuota pinigų suma yra 24 000 eurų, o turime 41 310 eurų. 15 metais investuota pinigų suma viso yra 36 000, o investicijose turima 83 584 eurai ir 20 metais investuota iš viso yra 48 000, o investicijose turimi 105 139 eurai. Ir šie skaičiai iliustruoja sudėtinių palūkanų ir nuoseklaus investavimo galią. Esu daręs atskirą video apie sudėtinės palūkanas, tai įdėsiu čia kortelę. Tai reguliariai investuodami nedidelę sumą pinigų, laikų bėgant investicijose galime sukaupti didelį turtą. Dabar kaip paprastai atrodo pats investavimo procesas iš techninės pusės. Aš demonstruosiu, kaip atrodo investavimas į minėtą pasaulio akcijų indekso fondą taikant vieno fondo strategiją per Freedom24 online brokerį, nes pats per jį ir investuoju jau keli metai dėl vienų mažiausių mokesčių, tai 2 eurai ir 2 centai už fondo vieneto pirkimą, didelio fondų pasirinkimo ir neprofesionaliam investuotojui patogios naudoti savitarnos. Pamenu, vieno brokerio savitarnoje 15 minučių ieškojau, kur rasti išrašą, pabandžiau antrą kartą, neradau, išėjau ir nuo tada per ten ir nebeinvestavau. Investavimas neturi būti sudėtingas procesas, ypač tokioj lygioj vietoj. Video aprašyme ir šio trumpo Freedom24 registracijos instrukcinio video aprašyme rasi vardinę registracijos nuorodą ir susikuriant paskyrą iki spalio 31 dienos gali gauti vertingų bonusų dovanų pradedant investuoti, bet apie juos kiek vėliau. Tai susikūrus ir prisijungus prie savo paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange reikia suvesti norimo pirkti fondo pavadinimą, į kurį investuojasi taikant vieno fondo strategiją. Pasaulio akcijų fondų yra ne vienas, daro jie tą patį, tik skirtingai kainuoja. Pavyzdžiui, yra mažesnės kainos SPDR MSCI World fondas ir iShares Co MSCI World fondas.
Į pirmą galima investuoti pradedant 34 eurais ir 33 centais, į antrą 94 eurais ir 4 centais. Sakykime, investuosime į iShares Co. MSCI World fondą, paieškoje suvedame fondo trumpinį į wda.eu, pasirenkame, nurodome, kiek vienetų pirksim, pavyzdžiui, 2 vienetus, apačioje iškart parodo, kiek viso bus suinvestuota pinigų, spaudžiame pateikti pirkimo užsakymą, patvirtiname ir viskas. Įsigyti šias investicijas kainavo 2 eurai ir 4 centai, parduoti kainuos tiek pat, o jeigu būtų perkami SPDR fondo vienetai po $34, už $188 būtų įsigyti 5 vienetai, tai nepilnai $188 ar pilnai $188, taip 34. Už maždaug $170, tai $18 kažkur būtų likę ir tai jau kainuotų 2 eurus ir 10 centų, nes yra fiksuotas mokestis už sandorio sukūrimą 2 eurai ir po 2 centus už kiekvieną perkamą fondo vienetą, tai 5 vienetai kart 2 centai, tai 2 eurai ir 10 centų. 5 eurų už vienetą, čia būtų labai brangiai. Jeigu dar neturi investavimo sąskaitos arba jeigu investuoji, bet dar neturi Freedom 24 paskyros, čia rasi mano paruoštą trumpą instrukcinį registracijos video, kaip susikurti paskyrą be klaidų per 10 minučių ir kaip ją naudotis. Ir video aprašyme bus vardinė registracijos nuoroda. Ir dabar kiek plačiau apie prieš tai minėtą akciją. Ir susikūrus paskyrą galėsi gauti iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Bent jau šio video filmavimo metu pati brangiausia akcija, kurią galima gauti, tai yra BlackRock akcija, kuri kainuoja kiek virš $900, bet vėlgi akcijų kainos svyruoja. Tai akcijų galima gauti iki 20 atsitiktinė tvarka. Visus nuolaidų kodus šiai akcijai pasinaudoti rasi video aprašyme. Tai susikuri investavimo paskyrą, nustatai periodinį pinigų pervedimą ir kartą per mėnesį 2 minutėm įsijungi programėlę suinvestuoti pinigus į vieną fondą. Tiek paprastas gali būti investavimas. Nors vieno fondo strategija yra paprasta ir veiksminga, ji nėra be rizikos ir trūkumų. Štai keletas rizikų, į kurias reiktų atsižvelgti ir idėjos, kaip tas rizikas galima suvaldyti. Rinkos rizika. Kadangi investicijos yra susietos su visos rinkos rezultatais, bet kokie nuosmukiai ar rinkos korekcijos turės įtakos investicijų vertei. Pavyzdžiui, per 2008 metų finansų krizę JAV akcijų rinka krito apie 40% vertėje. Nors laikui bėgant rinkos linkusios atsigauti, tokie įvykiai investuotojams tikrai kelia stresą. Kaip valdyti šią riziką, tai nepardavinėti investicijų, kurių kaina yra pakritusi. Toliau lankstumo stoka. Naudojant vieno fondo strategiją nėra lankstumo koreguoti turto paskirstymą pagal rinkos sąlygas arba asmeninius pageidavimus ir tai gali būti trūkumas, jeigu norima personalizuoti investicijas, pavyzdžiui, daugiau investuoti į vienus ūkio sektorius ir mažiau kitus. Bet jeigu esi pasyvus investuotojas ar investuotoja, tai ta lankstumo stoka nebus aktuali. Kita rizika tai mažesnės investicinės grąžos potencialas. Nors plačios rinkos ETF fondai teikia labai didelį diversifikaciją, jie gali nesiūlyti didžiausios įmanomos grąžos palyginti su specifiniu sektoriu ar industrijų ETF'ais. Tam tikri sektoriai ar atskiros akcijos gali pranokti plačiosios rinkos rezultatus 2 ar netgi 3 kartus, tačiau vieno fondo strategija tokio pelno neturės, bent jau ilguoju laikotarpiu. Ir šitos rizikos nelabai yra kaip suvaldyti, tai reikia rinktis arba specifinės investicijas ir didesnę riziką, bet ir didesnę potencialią grąžą, arba plačią diversifikaciją per daug ūkio sektorių, per visą pasaulį ir plius minus 10% vidutinę metinę grąžą. Toliau valdymo mokesčiai. Nors biržoje prekiaujami fondai, ETF paprastai turi mažesnius mokesčius lyginant su aktyviai valdomais fondais, jie vis tiek turi išlaidų. Ši rizika valdoma labai paprastai paskaičiuojant, kiek kuris ETF taiko mokesčių. Pavyzdžiui, SPDR MSCI pasaulio akcijų fondas taiko 0,12% mokestį per metus, tai nuo 1000 eurų investicijose nuskaičiuos 1,20 eurų mokesčių per metus. iShares demonstracijoje naudotas fondas nuskaičiuos 2 eurus, nes jo mokestis 0,2%. Tai gal ne tą fondą parinkau demonstruoti pavyzdžiui. Tai mano nuomonė investuoti turėtų kiekvienas norintis ateityje gyventi geriau už neinvestuojantį ir tam nereikia daug laiko, išmanymo ir pinigų. Jau minėjau, kad 62% amerikiečių investuoja. O kiek reiktų investuoti pinigų, turiu labai elementarią ir paprastą taikymę taisyklę, kaip įsivertinti, kokia turėtų būti minimali investuojamų pinigų suma per mėnesį. Ne mažiau nei skiri pinigų pramogų subscriptionams, pavyzdžiui, Netflix'ui, YouTube'ui, Spotify bei skanėstams, išėjimams į miestą, baliams ir panašiai.
Investavimui pinigų atrasti galima 99% iš 100. Jeigu tik norima, 99 atvejais iš 100, tai 99%, jeigu tik norima. Bet jeigu asmuo nenori investuoti, jis tiesiog negali turėti sąmoningo noro ateityje nustoti dirbti ir gyventi kaip gyvenęs. Mano visas turimas ir virš 20% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančias investicijas gali matyti ir sekti su šią nuorodą. Jeigu turi klausimų, rašyk juos komentaruose. Jeigu pradėsi investuoti iki spalio 31 dienos, susikūrus Freedom24 paskyrą, gausi iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Akcijos kainos šio video metu siekia $903, bet jos, kaip minėjau, svyruoja. Akcijos kodus ir specialią vardinę registracijos nuorodą rasi video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.